Šį kartą svečiuosi pas Everentą. Pažiūrėsim, kaip dažo su Fintex dažais. Kodėl nepakeitęs logotipo? Nes daug objektų. Dirba žmonės, matai, dirba. Jo, žiauriai gerai. Su pagalba šiandien. Labą dieną. Labą dieną. Labai gerai darosi. Geras. Taigi nekalbinu dar. Jau iš karto. Taugi pasakyti. Atsipalaiduojam. Tekia dažyti su Fintexu? Pernai metais teko. Labai nustebino, tai už tai rinkomės. Dar nenusilupo? Ne, lygtais neskambino. Daug darbelio nusimato. Daug 170 kvadratinių metrų. Ir kiek laiko nudažysi? Nudažysit? Aš paskui pasitrauksiu, tai liks tik tai dažytoje, tai gal per savaitę. Tai gal greičiau? Nu, gal greičiau. Ne, dažai gerai dengia, tai greitai nudažysim. Apsidangstęs viską tvarkingai. Ventiliuojamas, vėdinamas, nežinau kaip, 10 cm šiltinimas vata, 2 po 5 sluoksnio, prišvėjinė plėvelė, tašeliai 2,5 cm ir horizontaliai dailylentės, kurias, va, dažytoja mūsų dažo. Lieviausias darbas, tai jau pats nedarai. Ne. Tai čia tokių natūrų direktorių. Čia matosi, va, jau paruošta, jau sauga ir nuo graužikų, ir ventiliacinis profilis. Angokraščiai skardinsis, bus skardiniai, apvadai kampai bus iš medienos, kitos spalvos, kaip ir ant namo. 033 pagal ralą. Jo. Ir kas dar? 1011. Jo. Labiausiai bijo vandens ir šalčio. Aišku, vasarą šalčio nelabai gausim. Bet šitą vasarą galim gauti. Minusuko, ne? Jo. Jau kai išdžiūsta dažas, tai niekas nebaisu jam. Kodėl Fintexą? Dėl to, kad, sakau, iš pernai metų naudojau, dažėm visą namą. Pasiteisino labai tiek ant išeigos, tiek kokybės atžvilgių. Ir iš tiesų tai malonu rankai dirbti, nes kitą dažą paimi, tai, kaip sakyt, liaudiškai tampai ir kažkaip tai nėra rezultato. Kai pasibandėm, tai už tai rinkomės Fintexą. Ja, iš tikrųjų, Fintexas tai yra grinai fasadinis dažas. Jisai išlieka plastiškas, nes vis tiek medis turi tokias savybės judėti. Tai dažas juda kartu su medžiu. Ir kaip ir matosi ant fasado, nėra jokių įtrūkimų. Antras sluoksnį irgi dažysi rankiniu būdu. Taip. Pats patikimiausias dažymas tai yra tas senovinis, ne, galim jį pavadinti. Tai yra teptukas. Aišku, galima naudoti ir pūtimo aparatus, bet aš ir pats esu matęs tiek Skandinavijoje, kad vienas užnešinėja su aparatu, o kitas bėga iš paskos ir įtrina. Būtent su voliuku. Ne voliuku, atsiprašau, įtrina su teptuku. Medis yra toks dalykas, kuriam reikia meilės, švelnių rankų. Pirmas sluoksnis nudažyta, lentelės susuktos. Pradėsim antrą sluoksnį. Kągi čia pradėsim? Imitacija. Įsiprašiau. Davai, sakau, parodyk, kaip ten tas antras ir bus galima paleisdinėti į eterį. Šiaip būtų galima pradėti nuo pačios dažyti, kad patogiau, bet ne, sako, reikia nuo viską nuo viršaus, nes tokia technologija, paskui čia, žinai, čia dažysi. Paskui lasdavos visi. Paskui čia nulašėjęs bus problemų. Visi lasdavos sukis, kažkaip per kreivarankiai dzūkų. Kreivarankiai. Pas mus labai priimta iš kitų tyčiotis. Privaloma. Laikė teptukai? Jo, atlaikė, storčios tikrai nepavedė. Svarbiausia dabar ant antro sluoksnio nepagailė dažų. Visi varžtai, kad užsidažytų. Dengia tai super, tikrai. Ką, sėkmės darbuose. Dažytoje? Tiesiog. Jeigu reikia gerų Fintex dažų, važiuojam į Deluxą. O jeigu reikia lenteles prikalti, skambinam Vytui.